Sveiki, taigi įpusėjo sezonas ir šiame video bus aptarta mažoji taurė, didžioji taurė, komisaro taurė ir kaip žaidėjams sekėsi spėjimai. Taigi pradėsim nuo mažosios taurės. Matome, čia didelių pakitimų nėra, gale vėl tie patys žmonės. Toliau veteranai krenta į 5 poziciją, Lukenzo Grokai vis dar 3, Piniaus Mokikai nukrenta 2 vietą. Ir buvo pasipiktinęs Paulius, kad niekad nepamini jo komandos, tai apžiūrėkim. Tai jisai paėmė Laso trenerių ir gavo -20, nebuvo pats geriausias sprendimas, bet paėmė ir Biberovičių, kuris atnešė kreditų ir surinko 20 fantasy balų. Tai taip sekės Paulius. Žiūrim Makačiombinai, Evaldo komanda iš dugno jau netgi pakilo į lentelės viršų, 6 vietą. Aišku, sprendimas su Laso nebuvo geras. Ir Piniaus Mokikus aplenkė Tadas, kuris puikiai susidėliojo komandą. Pasirinko Martynezą treneriu, matom, uždėjo Milutinovo kapitonu, kuris atnešė 60 taškų. Ir tai jam leido pakilti į 1 vietą mažojų taurėje. Didžioji taurė. Čia paskutinį vietą Ignas, 5 pergalės, 14 pralaimėjimų, tada Domantas, Kornelija, veteranai ir nuo 4 vietos dėl 2 vyksta įdomi kova. Tai Baku Saba, BC top 7 ir Davido My Name is Table kovoja dėl 2 vietos, o Manto Piniavas Blaivita turi 17 pergalių ir 2 pralaimėjimus, yra įsitvirtinęs didžiosios taurės lyderio pozicijoje. Turi visus žaidėjus, kurie antroje turo dienoje 19 turo buvo topę, tai Envora, Boldinas, Nanas 40 taškų, Milutinovas. Ir tai jam leidžia dominuoti lygoje. Na, o komisaro taurė, taigi vidurio sezono arba kitaip žinoma komisaro taurė prasideda jau po 19 turo. Labai paprasta, tai sustinka komandos, tai reiškia 1 su 8, 2 su 7, 4 su 5, 3 su 6 ir taip varžos, kol kažkas laimės komisaro taurę. Tai pirma dvikova bus Blaivita prieš Renesansą, 2 veteranai prieš Baku Saba, BC top 7 prieš Nendryną ir sėkmės garantas prieš Table. Tai pirma kova Blaivita prieš Renesansą ir Ignas siunčia žinutę. Sveikas, Mantai. Laukiu mūsų komandų akistatos, jos bus įskani vakarienė mano komanda. Antroji kova veteranai prieš Baku Saba. Sveikas, sėkmės žaidimai. Na ką, 4 susitarimas sezone. Nors rezultatas šiame sezone yra 3-0 tavo naudai, bet kaip sakoma, visos serijos nutrunka. Tai ką, šį kartą viskas bus kitaip. Šį kartą susitinkame komisaro tauriai ir viską lėmė vienas varžybas. Tai linkiu sėkmės, susitiksime ten. I'm Mantas, enough is enough. I'm tired of your team constantly trying to steal my players, Cordnia, Sterling and Booker. But know this, it will only fuel our battle. We don't fear challenges, we fight fair and without compromise. In this battle, we will show who truly rules the court. I won't just stop your plans, I will defeat you in a fair fight. Trečioji kova BC top 7 prieš Nendryną. Na kągi, prasideda taip ilgai laukta komisaro taurė. Pirmojo turo iššūkis BC Nendrynas. Tikėkime, kad rezultatas atrodys kažkaip panašiai. Na, Kornelija atsiuntė tik tai žinutę, tai Tadai sėkmės, nes tau jos prireiks, būsi sudorotas kaip ir prie pokerio stalo. Tokia va žinutė. Ir paskutinė ketvirtfinalio kova, tai Table prieš sėkmės garantą. Paaiškėjo varžovai, paaiškėjo, kas ir keliauja namo. Tai sėkmės. Noriu palinkėti savo varžovui sėkmės. Pagrindinė lyga palaidota, tai tikiuosi pasiseks bent tauriai. Na, visiems dalyviams sėkmės, išgirdome jų žinutes ir
Dėl pirmo sezono trofėjaus, manau, užvirs tikrai įdomi kova. Toliau žvelgsime spėjimus ir kaip sekėsi žaidėjams spėlioti rezultatus. Taigi spėjimuose vis toliau pirmojo Evaldas, spėlioja puikiai. Geraldas jam minant kulnų, aišku, atsilieka beveik ant 100 taškų. Tadas, Lukas, Ignas, Eimantas, Mantas, Kornelija, Paulius, Deividas ir paskutinis Domantas. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir laukime kito video po pirmo komisaro taurės etapo. Iki.